Galinėjos su upė. Eik. Tiesiai medinę. Na, miegam, bet elnių tas poravimas garsas, tai įmanoma miegoti iš tikrųjų. Labas visiems iš Papilės, tęsiu savo rudenio atostogų nuotykius. Šiandien plauksiu Baidare, plauksiu nuo Papilės ligi Mažeikių. Na, bandysiu nuplaukti tiek. Tai plauksiu su šia Seabird Baidare, susikroviu visą savo mantą. Ventoje vandens jau yra, tai šią vasarą anksčiau plaukiau iki čia, nuo Kuršėnų, tai buvo labai seklu, tai buvo daugiau kančia negu plaukimas. Na, lipam į Baidarę ir judam tolyn. Na, startas. Tai, kaip matot, įsigijau prijuostę Seabird firmas, tokia pati kaip Baidarė. Tai bandysim plaukti, papasakosiu, pirmą kartą plaukiu su prijuostę, papasakosiu apie savo pastebėjimus. Na ir pirmą kartą plaukiu Venta rudenį, tai ir man bus nauja patirtis, ir jūs galėsit pasižiūrėti. Įsidedu vairiuką su šia Baidare. Susireguliavęs dabar, vairus viską. Nu, bus labai įdomu. Turėtų būti sraunu. Srovės, kaip matau, tai tikrai pakankamai liuks. Neprimena visiškai vasarinio plaukimo. Kaip matot, žolės visos nendrės melda jau ruduoja. Tai tikrai rudenėlis jau atėjo į Lietuvą. Na, plaukiu, bandysiu pasivyti savo kompanioną. Tai plauksim po Papilės tiltu. Prasideda mūsų nuotykis. Pasiėmiau droną. Pakelti bandysim. Tai kas nestebėjote manęs praeitame video, nusipirkau DJI Mini 3. Manau, padarysiu apie jį atskirą apžvalgą. Tai kam įdomu, parašykit komentarą. Tai dabar per šias atostogas rudens bandau nufilmuoti kuo daugiau video, tai keliu vos ne kiekvieną dieną įvairiomis temomis. Tai va, prieki plaukia mano draugelis, su kuriuo baigiam Ventą ištyrinėti jau. Į abidvi pusės nuo Kuršėnų po kokį 40 km būsim greit pratyrinėję. Tai tikrai fainiai. Na, tikslas yra per kelis metus pabandyti po truputį nuplaukti iki Ventspilio, kur Venta išteka į jūrą. Tai stebėkit Baidarių video, gal kokių nors naujų žinių kada nors papasakosiu, planų. Prieki daug paukščių matosi, gaila su kamera neis užfiksuoti. Oi, dabar į didelį akmenį. Plaukiu į didelį, išvengsim. Pavyko praplaukti. Na, tokia Venta kupina staigmenų šiandien. Akmenukų yra vandenį nemažai čia, šioje daly. Bet kai praplauksim Ventos miestelį ar miestą, tai ten bus tokių vietų irgi pavojingų daug. Atsimenu iš seniau. Neštis į kitą pusę. Na, rudenį tikrai ekstremalumo užtenka. Tų vandenį akmenų pilna. Juos išvengta, kai srovė tokia yra didelė, tai yra reikalų. Pradeda nešti ir nieko neina padaryti. Bet man patinka šiek tiek adrenalino. Praplaukiau nemažai slenkščių. Na, rudenį Venta valgo vyvo, tikrai. Ekstremalu. Na, nesitikėjau, kad taip skiriasi rudeninis plaukimas nuo vasarinio, to nusekusio. Dabar ir to adrenalino, ir tų tokių vietų, srovių, akmenų, slenkščių tikrai pakanka. Su vaikais gal ir nelabai gerai būtų plaukti, nes gali ir iškristi, ir įsigąsti tų akmenų, nes vietomis traukia tiesiog srovėtus akmenis. Tai plaukiam dabar už Papilės iki Ventos maždaug pusiaukelyje. Praplauksime Ventos miestelį ir tada kažkur stovyklausim vakarį. Tai pakelsiu droną, ko gero, apžvelgsime pačias apylinkės. Tikrai labai geras plaukimas, esu labai maloniai nustebęs.
Na, plaukiam pro tokius, kaip matot, skardžius. Tai pusę skardžius, o tu pritrauksiu, parodysiu, yra, kaip matote, skylutės. Tai čia yra kregždžių lizdai. Vasarą, kaip plauki, čia labai daug būna, tų kregždžių skraido. Labai būna įdomu pažiūrėti. Nu, dabar akmenėlių, tai normaliai čia po vandeniu. Priplaukiam tokią sraunesnę vietą. Po vandeniu, tai matosi, kad daug, tai parodysiu. Matot, čia toksai gigantas. Nestabdyk, nes tai prispaus prie akmenų, žinok. Turi nestabdyti. Turi plaukti ir viskas. Nu, čia toks jau įdomesnis lengstis, matau. Nėra gilio, akmenys visur. Bet man patinka išbandymai. Greitis nedidelis, tai reikėtų gal netgi padidinti greitį, kad neprispaustų kur nors prie kranto paskui. Palei krantą akmenis. Išvaldysim. Nieka baisaus. O, dar matau, kur banguoja, čia daug. Labai akmenų ta vieta. Matosi netgi kur po vandenį yra. Išplaukiam į ramiausius vandenis. Na, ekstremo tikrai, wow. Tikrai rekomenduoju rudenį plaukti. Nu, irgi siaustoju, slengsti matą kosminį. Nu, bandom įsibėzinti praplaukdama. Galvoju, per kurią pusę tik tai. Nu gerai, aš irgi neriu, tu kaip nori, blemba. Arčiau į kairę žiūrėti. Einu tiesiai puchai. Tai čia atsitiks, blemba. Praėjai. Varyk paskui, nieko nėra. Viens akmenuks tik tai mažas. Baterijos 29%. Priekį matau kelias kliūtis. Dedam greičio, kad tie akmenys klastūnai mūsų neapverstų. Spėsim išvengti. Va, čia sekluma. Užplauksim biškį. O, priekis lenkščiai. Kosminiai. O čia tai irgi varyk, nes čia tai bus. Čia turi greitai varyti. Nesureaguosi ir kaput bus. Neleist apsukti reikia. Baidarės. Turi plaukti tiesiai, kad neapsukti. Čia toks akmuo. Bet nieko. Praplaukiam. Na jo, čia tai emocijų pakankamai. Priekį paskutinis lenkščiuką matau. Čia toks miniatiūrinis. Šoksim ir prašoksim. Prašokom. Kaip ir nieko. Lauksim Virgio dabar. Na, priplaukėm pirmą stovyklavietę, tai buvo ir slenkščių, ir lietaus, visko. Tai įsikūrėm tokioj vieteliai. Pramankštinsim šiek tiek kojas. Kaip matote, rodo 4 km iki tos poilsiavietės, tai už 4 km bus jau Ventos miestelio poilsiavietė. Ten ko gero nestosime, dabar pasikelsiu droną, paskraidysim ir manau plauksim toliau. Kol kas sekasi viskas gerai, ekstremalu šiek tiek, yra ir ramių vietų. Jeigu viskas toliau taip eisis, tai ši kelionė bus tikrai užskaityta ir labai pavykusi.
Ką, vėl rudeninis oras. Kaip matot, lietutis lepina. Šiandien mus normaliai. Lyja taip su pertraukom. Kas pusvalandį. Palyja, vėl nurimsta, stipriau palyja, nurimsta. Na va, kol susitvarkiau droną buvau pakėlęs. Irgi jau nemažai nuplaukęs, žiūriu, laukia pasislėpęs, galvoju, nepamatysi. Ne. Praplaukėme ventą, girdžiu priekyje didelį vandens čiurlenimą, tai bus kažkoks didelis krioklys. Tai po truputį jau temsta, pradėsime ieškoti stovyklavietės nakčiai, nakvosime ir rytą plauksime toliau. Na tai ką sakote, kad ventoj negali būti smagu, saulei besileidžiant? Aš sakau, kad gali būti ir dar kaip. Galinėjos su upė. Tikrai faini. Ekstremalumo tikrai pakanka. Na gerai, užteks žaisti. Bandom staigiai apsisukti ir plaukti. Plaukti kitą pusę. Kol mūsų akmenis kokius nei talžė. Na, kiek plaukiau Baidare per savo gyvenimą su nuomota, su nenuomota. Vasarą, pavasarį, tai dabar yra pats smagiausias mano plaukimas šį kartą. Na, aišku, ir pati Baidarė yra pati geriausia, kokia suturėjęs per savo gyvenimą. Ir saugumas, ir šita prijuostė, tai yra tiesiog stebuklas. Kaip aš galėjau tiek laiko be jos plaukyti. Nes dabar sėdžiu, apranga timpos, bosom kojom, nes šios Baidarės dugnas apšiltintas ir plaukiu ir mėgaujuosi plaukimu. Nešalta, tikrai galėčiau plaukti ir kai nulis būtų. Tik tai reiktų viršui geriau apsirengti, aišku, storesnės kelnes ir pirmyn. Na, tai toks mano plaukimėlis. Tikrai su nuotykiais. Virgis informavo mane, kad priekyje yra dar viena kliūtis. Duodam anglių gal šiek tiek. Tikėkimės, kad bus verta. Nelabai, nieko gero. Paprastas eilinis slenkstis. Gal kažkiek. O šit, prieki geras akmuo. Pavyko praplaukti. Opa. Na šaunu. Nieko. Easy peasy, kaip sakoma, hebra. Galvojau, kad kažkas bus įdomesnė. Čia toks eilinis. Na, kai plaukiu su dvivietė, aišku, su vaikais, tokie slenkščiukai, tai gali nemažai varyti streso, ypatingai vaikams. Ir taip, jeigu su dvivietė plauki prisikrauni daug daiktų, pati Baidarė labai žemai, pati ta watermarkas, šita linija labai žemai būna. Ir tada tokiu atveju gali prisisemti vandens labai lengvai, o per tokius pasuka Baidarė, prispaudžia prie akmens ir pripila vandens. Tai kas stebėjote mane seniau, mano kelionę praeitų metų su dvivietė Baidarė, tai ten būtent taip ir atsitiko, kai visa mano elektronika sušlapo, visi powerbankai, viskas apvertė, grinai supanikavau, atsimenu, prispaudė Baidarė ir turėjom reikalų, Baidarė prisipildė vandens. Čia turi čia, o čia šiaip stumėmės per žolės praeitą kartą. Bet dabar plauksiu tiesiai. Nieka čia tokia baisaus nematau. Svarbu, kad tas tiesiai medį. Eik, tiesiai medį neš. Tiesiai. Svarbu yra neprisidirbti nesąmonę. Siimti irklą įkišti vandenį. Reiktų šikti. Bėgbam. Reiktų šikti su vadovu. O kur tu? Aš dabar palei krantą. Bandyk palei krantą stumtis, kur aš esu, pačiai kairiai. Jo, perplauk į kitą pusę ir
Geriau iš toliau beplauk lankų ir kairė čia nedidelė srovė praplauksi. Pradėjai į baidarę šito vanduo bėgt, žinai. Per tą škurlį net. Nu jeigu ką sakyk, ateisiu ištrauk, nes čia gilė nėra. Čia irgi negilų. Čia pat susimuojau, žinai, reikėjo įsibėzint greičiau. Greitas per mažas. O taip va, hibrytė. Power Ranger. Dar reikia mokintis plaukti. Čia turi nebijot greičio duoti. Duodi greičio, tada nenugali tavęs ta upė. Aš dariau klaidą, kad aš per lėtai plaukiu, per tus vingius nesustingstu be plaukdamas. Nieka kitais metais, kai plauksiu, nebedarys tokių klaidų. Dabar va, irgi tuoj prašoksiu da šitą paskutinį slengstį. Nežinau, kaip jums matosi, nesimato. Matosi daliktis. Nu, tiek čia tų slengščių. Nereikia panikuoti, kaip sakant. Per daug užpanikavau. Reikia bandyti, gali krantai išlipti. Prasivalyti tą vandenį, nes dronas prieki po kojom. O čia matau ir išlipimų vietą. Nebloga tokia. O, liuks. Ok, palaukim irgi. Na, pradedam naktinį plaukimą. Įsijungiu prožektorių. Kad geriau matytųsi, nes jeigu bus lenkščių kažkokių ir ekstremalių vietų, tai be prožektoriaus pavojinga. Čia šiandien gan ekstremaliai varom. Ir dieną, ir naktį, ir slenkščiai. Ir nežinom dar, kur apsistosim, tai plaukimas toksai su iššūkiai šiandien. Na, bet ir įdomiau yra. Mažas linkstis naktį, tai nieko. Irgi sau plaukia per slengstį dama. Matau. Bet jie mane vėl nešties į akmenį. Aš nežinau. Praplaukiu. Biški reikėjo forsą dėti. Kaip ir nieko. O, prieki davinas. Plaukiam arčiau. O, biški gavom akmens. Nieko. Atrodo, praplaukiam. Na, naktį tai dar ekstremaliau. Tai va, kas ieškot ekstremumo dar didesnio, tai nuo Ventos plaukit naktį. Gylio nedaug. Aišku, apsivertus čia nieko neatsitiktų. Kol kas ieškam toliau stovyklavietės, paieškos nesėkmingos. Na, tikiuosi, kad neužilgai išlipsiu į krantą, nes plaukiau iki porą valandų be pertraukos. Čia labai srovė didelė. Kažkaip tai keistai didelė. Panašu, kad slenkščių pasaulyje esam. Nelabai gerai matosi, nes akis dar nepriprato prie tamsaus, visiškai nėra sutemę. Tai debesis viršui. Matau, kur vengti reikia. Praplaukiam šoną. Matau stovyklavietę. Už kokią. Nežinau, ar matosi. 100 gal metrų mažiau. Panašu, kad lipsim į krantą. Mes stovyklavietę įsikūrėm, tai taip atrodo stovyklavietė mūsų. Palapinės, baidarės. Ir einam vakarieniauti, tai verdam kavą, sumuštiniai. Ir toks mūsų vakaras šiandien. Tai va, pirmos dalies mūsų kelionės pabaiga. Kam patiko video, nepamirškit parašyti komentarą, paspausti laiką. Susitiksime kitame video. Iki. Na, miegam, bet tai elnių tas poravimosi garsas, tai įmanoma miegoti iš tikrųjų.
biškiai baugina kartu, bet kartu ir juokinga.